Pirmasis uždavinukas. Reikia nustatyti, kiek sveikųjų skaičių priklauso aibių sąjungai. Aibės yra intervalinės, taigi mums teks nusibrėžti skaičių tiesę ir tada jau mes galėsime pasižymėti tas aibės ir nustatyti, kiek sveikųjų skaičių joms priklauso. Pirmoji aibė A nuo 2 iki 9, 2 yra paprastas skliaustelis, aš skrituliuką paišau tokį tuščią vidurį, 9 laužtas skliaustelis, 9 reiškia šitas skaičius aibei A priklauso, o 2 nepriklauso. Štai čia yra mūsų aibė A. Aibė B yra nuo 6, 6 nepriklauso ir iki 12, 12 jau taip pat nepriklauso, va dar nepažymėjau 2 ir 9. Čia yra mūsų aibė B. Aibių A ir B sąjunga bus aibė visa nuo 2, dvejetukas nepriklauso, bet iki pat 12, 12 taip pat nepriklauso, nuo 2 iki 12. Kiekgi čia tų sveikųjų skaičių yra? Dvejetuko nėra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir paskutinis sveikas skaičius, kuris priklauso šiai aibei, yra 11. Suskaičiuokime, kiek čia jų yra. 3, 6, 9. Reiškia, mūsų aibių sąjungai priklauso 9 skaičiai. Mūsų klausia, kurie 2 teiginiai yra teisingi? Nagi patikrinkim. Čia modulis, po modulio ženklų kas bebūtų, visada gausime teigiamą reikšmę. Ir yra -6. Aišku, šitas teiginys nebus teisingas, nes modulis yra teigiamas skaičius. Dabar pasižiūrime antrąjį. Šaknis iš -26 kvadratu. Mes puikiai žinome, kad traukiant šaknį iš skaičiaus kvadrato, mes gauname jo modulį. Taigi teigiamą skaičių, todėl čia taip pat yra neteisinga, nes -26 nėra teigiamas skaičius. Dabar pažiūrim čia. Čia mūsų šitoje pusėje teigiamas skaičius, o čia yra modulis ir prieki minusiukas neigiamas skaičius. Teigiamas skaičius nebus lygus neigiamam skaičiui, taip pat neteisinga. Dabar čia šaknis iš -26 pakeltų kvadratu mes jau žinome, kad yra -26 modulių, o tai reiškia, tai yra 26. Šis teiginys teisingas. Žiūrime kitą eilutę. -13 + 7 yra -6. Modulių tai bus lygu 6. Iš 13 atimti 7 taip pat yra 6, modulių taip pat lygu 6. Taigi šis teiginys yra taip pat teisingas. Radome jau 2 teisingus, bet pasižiūrim dar ir paskutinį. -26 modulių bus 26, o ne -26. Šis teiginys neteisingas. Taigi teisingi teiginiai pažymėti D ir E eilutėse. Na, toks rodos painokas pratimas. Kubinė šaknis iš 448 pridėti 2 kubinės šaknis iš 56, atimti kubinę šaknį iš 7 ir lygų kažkoks skaičius ir kubinė šaknis iš 7. Kad mes galėtumėm atlikti šitus veiksmus, visos šaknys turi būti vienodos. Štai šie skaičiai turi daliklių, 7 neturi, bet atsakymė yra 7. Reiškia, mums šios skaičius reikia kažkaip išskaidyti, kad kažkas išsikeltų prie šaknį, o po šaknim liktų 7. Taigi pagalvokim, 448. Kaip mes išskaidysim? Taip iš anksto nesimato iš karto. Tai padalinkime 448 iš 7. Imsime po 6, 6 kart 7 yra 42, atimu 28, 28 dalinu iš 7, 64. Reiškia, mūsų kubinė šaknis iš 448, tai yra tas pats, kas kubinė šaknis iš 64 kart 7. Plus 2 šaknys, dabar kubinė šaknis iš 56. Čia jau daugybos lentelė padės. 56 yra 7 kart 8. Minus kubinė šaknis iš 7. Ištraukiame šaknį iš skaičiukų, iš kurių išsitraukia. Iš 64 traukiu kubinę šaknį ir gaunu 4, po šaknimi lieka 7. Plus iš 8 ištraukiu kubinę šaknį bus 2, 2 kart 2 reiškia prieki prie šaknį jau atsiras 4 ir kubinė šaknis iš 7. Atimam kubinę šaknį iš 7. Lygu 4 šaknys plus 4 šaknys, 8 šaknys, dar vieną šaknį atimu, 7 kubinės šaknys iš 7. Pažiūriu į sąlygą, mums reikia rasti tik tai A raidelę. Reiškia, A raidelė pas mus bus 7.
Ketvirtasis uždavinukas. Geometrinės progresijos pirmasis narys yra 8, aš jį pažymiu B raidele, 8, pirmasis, o antrasis narys yra 32. Mums reikia apskaičiuoti šios progresijos penktąjį narį. Mes žinome progresijos savybę. Kiekvieną narį padalinę iš prieš tai buvusio, taigi antrą padalinę iš pirmo, mes gausime šios progresijos vardiklį Q. Taigi mūsų Q bus lygu 32 padalinu iš 8 ir lygu 4. Dabar paimu n-tojo nario formulę progresijos B1 kart Q n minus 1 lygu ir skaičiuoju. Pirmasis narys yra 8, toliau Q yra 4, kadangi dabar aš skaičiuosiu penktąjį narį, penktojo manęs prašo, tai jis bus pakeltas iš 5 atimt 1, tai 4, lygu, ir beliko suskaičiuoti. Galiu tai padaryti skaičiuotuvu. 2048. Taigi teisingas atsakymas yra A. Spręsdami šią lygtelę remsimės logaritminės funkcijos apibrėžimu. Pagal apibrėžimą, jeigu logaritmas pagrindu A skaičiaus B lygu x, tai A pakelta x-uoju lygu B. Taigi mūsų atveju x pakelta minus kvadratu lygu 1/25. Čia galiu parašyti 1 padalintas iš x kvadratu lygu 1/25. Dabar labai gerai matosi, kad x kvadratu lygu 25. Taigi, mūsų x-iukas galėtų būti lygus 5 arba minus 5, bet logaritminės funkcijos pagrindas negali būti neigiamas skaičius, taigi minus 5 mums netinka. Liko mums atsakymas 5. Uždavinys išspręstas. Mūsų klausia, kurios dvi iš šių funkcijų yra didėjančios visoje jų apibrėžimo srityje? Pabandykime įsivaizduoti. Štai čia yra minus šaknis iš x plus 3. Šaknies iš x grafikas. Atrodo štai taip. Bet pas mus nėra šaknis iš x, pas mus yra minus šaknis iš x. Reiškia, mūsų grafikas bus apsivertęs, funkcija bus mažėjanti, y lygu minus šaknis iš x. Ir tada aš pridedu 3, grafikas per 3 vienetus pasikelia aukštyn. Jisai taip kažkaip atrodys, bet akivaizdu, kad funkcija bus mažėjančioji. Taigi šis netinka. Žiūrim toliau. 3 padalinta iš x minus 3. Štai šį grafikėlį žiūrime. Čia yra hiperbolė. 3 padalinta iš x, jeigu būtų grafikas, būtų štai tokia hiperbolė, mažėjančioji. Kadangi čia yra pas mus x minus 3, visas grafikas bus per 3 vienetus pastumtas į dešinę, bet funkcija vis tiek bus mažėjančioji. Taigi mums netinka. X minus 3 kvadratu. Aišku, tai yra parabolė, per 3 vienetus pasislinkus į dešinę. Jinai iš pradžių mažėja, paskui didėja. Taigi jinai nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Netinka. Kita funkcija yra rodiklinė. 3 pakelta x-uoju. Tokia funkcija rodiklinė yra didėjančioji, nes kuo didesnis x, tuo didesnis ir y. Matosi, kelsim kuo didesnių laipsnių, tuo daugiau gausim. Eina per vienetą, štai taip. Ir tada yra minus 3. Reiškia, mūsų grafikas per 3 vienetus bus pasislinkęs į dešinę. Bet funkcija vis tiek bus didėjančioji. Ji mums tinka. Vieną jau radome. Žiūrime x minus 1. X minus 1 yra 1 padalintas iš x. Tai yra tokia pati hiperbolė, tik niekur nepastumta funkcija mažėjančioji. Tai akivaizdu, iš kuo didesnio skaičiaus dalinsime, tuo mažiau gausime. Ir paskutinė mūsų funkcija būtų kubinė šaknis iš x, tik per 3 vienetus pastumta į kairę. Tai dabar kubinė šaknis iš x, grafikas tokios funkcijos atrodo štai taip. Ir jeigu jį mes pastumsim per 3 vienetus į kairę, mūsų funkcija vis tiek bus didėjančioji. Štai dar viena funkcija, kuri mums tinka. Eilutė netiko. Teisingas atsakymas D ir F. 7. uždavinukas. Labai paprasta ir racionali lygtelė. Mes kelsime jos abi pusės kvadratu. Gausime 5x minus 7 lygu 25. Kadangi abi lygties pusės teigiami skaičiai, čia net pašalinių šaknų mes jokių negausime. Perkeliame 7 į kitą pusę, 25 plus 7, 5x lygu 32 ir padaliname x gausime 32 padalinę iš 5, 6,5.
4. Reikia išsirinkti, kuris iš pateiktų grafikų yra štai šios rodiklinės funkcijos grafikas. Na, mes jau turėtumėm žinoti, kaip kokie grafikai atrodo pagrindiniai. Štai pavyzdžiui, čia yra greičiausiai x kubo arba galėtų būti koks x5 grafikas, kai x yra pakeltas nelyginiu laipsniu. Tada x-ams esant neigiamiems į tą pusę funkcijos reikšmės labai sparčiai mažėja, čia didėja. Čia štai tarkim yra hiperbolė. Tai yra kažkoks skaičius padalintas iš x, greičiausiai čia bus 5 padalinta iš x, aš taip manau. Taigi tikrai abu šie grafikai nėra rodiklinės funkcijos grafikai. Rodiklinės funkcijos grafikai galėtų būti šitas arba šitas, bet čia mūsų reikšmės labai sparčiai mažėja. Kuo didesnį imu x, tuo funkcijos reikšmės mažesnės. Tai pavyzdžiui, 5 kvadratų 25, 5 kubų jau būtų 125. Mes aiškiai matome, kad mūsų reikšmės turėtų didėti. Taigi šis grafikas taip pat netinka. Pirmasis. Jisai tiktų, jeigu mūsų funkcija atrodytų štai taip, tarkim, y lygų būtų, pavyzdžiui, 1/5 x-uoju. Tai tada galėtų būti toks grafikas, bet tikrai ne dabar. Taigi mums liko D eilutė. Jeigu dar nesame visai tikri, galime patikrinti įsirašę skaičiukus. Vat jeigu aš paimsiu 0, turiu gauti 1. 5 nulinių yra 1 iš tikrųjų. Jeigu paimsiu 1, turėčiau gauti 5. 5 pirmųjų yra 5. Iš tikrųjų turim tokį tašką. Taigi, teisingas atsakymas yra D eilutė. Funkcijos f nuo x lygų a x-uoju grafikas eina per tašką 2,49. Iš karto nieko nelaukia, įsirašome vietoj funkcijos reikšmės, vietoj f nuo x 49, o vietoj x-uko 2. Ir taip galėsime surasti koeficiento a reikšmę. Tai kokį skaičių pakėlę kvadratu gausim 49. Arba 7, arba -7. Bet -7 mums netinka. Todėl, kad rodiklinės funkcijos pagrindas, šitas a, gali būti tik tai teigiamas. Taigi mūsų funkcija dabar yra, jau mes žinome, kad tai yra f nuo x lygų 7 pakelta x-uoju. Ir norėdami rasti funkcijos reikšmę taške 1, tiesiog vietoj x-uko įsirašome vienetą ir gauname 7. Dar vienas nesudėtingas uždavinukas. 4 pakelta 2x-uoju lygų 64 pakelta -5. Norint išspręsti tokią lygtelę, mums reikėtų suvienodinti pagrindus. Galim pasitikrinti skaičiuotuvu, jei netikim, bet 64 yra 4/3 ir dar pakelta -5. Keliant laipsnį laipsnių rodiklius mes sudauginam. 3 kart 5 yra -15, taigi 2x yra -15 arba x yra -15 antrųjų. Teisingas atsakymas A. Suprastinkime reiškinį. Logaritmas pagrindu A 1024 padalintas iš logaritmo A pagrindu A4. Ir pabandykime apskaičiuoti, kamgi tai lygu. Mums reikėtų suvienodinti štai šitus skaičiukus, tai yra, suvienodinti jų aišku neįmanoma, bet parašyti, kad tai būtų kažkoks skaičius pakeltas kažkokiu laipsniu rodikliu. Tai 4, labai aišku, kad tai yra 2 kvadratu, logaritmas pagrindu A skaičiaus 2. Na ir pamėginkime skaičiuotuvų paieškoti, jeigu mintinai nežinome, ir pamatysime, kad 1024 tai yra 2/10. Dabar pagal logaritmo savybę, bet mes turime ir egzaminų lape šitą savybę, jeigu čia yra x pakeltas kažkokiu laipsnio rodikliu, mes tą laipsnio rodiklį galime į priekį parašyti. Na aišku, jeigu x teigiamas. Tai čia mes gausime 10 padauginta iš logaritmo pagrindu A2, padalinta iš 2, padauginta iš logaritmo pagrindu A2. Nes tuos dvejetukus, mes šitą dvejetuką ir šitą 10 čia priekį parašėme. Dabar mums čia susiprastina ir mes gaunam 10 antrųjų arba 5. Taigi teisingas atsakymas yra 5. 12 uždavinys. 12 pakelta 7/8. Reikia mums padauginti iš 12 pakeltą laipsnio rodiklį -3/4. Mes žinom, kad daugindami laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedam. Taigi čia bus 7/8, pridėti -3/4, iš karto rašau -3/4. Lygu 12 sveikų.
Dabar man reikia iš 7/8 atimti 3/4. Tai aš čia padauginu ir skaitiklį, ir vardiklį iš 2, kad vardikliai būtų vienodi. Reiškia 2 × 3 = 6, 6/8. Iš 7/8 atimti 6/8 aš gaunu 1/8. Taigi bus 12 pakelta 1/8. Atsakymas yra D. 13 uždavinukas. Naikinsime iracionalumą trupmenos vardiklyje. 9 skaitiklyje, o vardiklyje šaknis iš 1601 atimti 40. Norint panaikinti iracionalumą vardiklyje, mes ir skaitiklį, ir vardiklį padauginsime iš dvinario, bet štai tokio dvinario tik tai su pliusiuko ženkliuku. Taigi, aš dauginu šaknis iš 1601 pridėti 40 ir skaitiklį, ir vardiklį. Štai dauginu. Lygu. Dabar skaitiklyje yra 9 kart šaknis iš 1601 pridėti 40, o vardiklyje pritaikysim kvadratų skirtumo formulę. Čia yra a minus b, o čia yra a plus b. Tai pagal formulę yra a kvadratu minus b kvadratu. Pritaikius formulę turėtumėm gauti. Taigi bus šaknis iš 1601 kvadratu, tai bus šaknis, tiesiog be šaknies bus 1601 atimti 40 kvadratu. Lygu 40 kvadratu yra 1600, taigi vardiklėje mums lieka tiesiog 1. Na, o skaitiklyje liks 9 padauginta iš šaknies iš 1601 plus 9 kart 40, 360. Pažiūrim, kągi čia mums reikėjo rasti. Mums reikėjo rasti va šitą B skaičiuką. B skaičiukas pas mus yra 360. Štai, suradau. 14 uždavinys. Reikia nustatyti, su kuria A reikšmė teisinga lygybė. Na, pamėginkim nuimti modulio ženklą. Mes žinome, nuimant modulio ženklą, jeigu skaičius yra teigiamas, tai mes tą ženklą tiesiog nuimam. Jeigu jis yra neigiamas po modulio ženklu esantis skaičius, tai tada turim jį pakeisti teigiamu, taigi jam priekį parašyti minusą, priešingų turime užrašyti. Pagalvokim, čia skaičius teigiamas ar neigiamas. Šaknis iš 2 yra mažiau negu 2, jau 9 kart 2 būtų 18, o čia bus dar mažiau. Iš 188 atimsim mažesnį negu 18 skaičių, tikrai skaičius teigiamas, taigi modulio ženklą galime tiesiog nuimti. 188 minus 9 šaknis iš 2. Žiūrime, antrasis mūsų po modulių ženklo esantis skaičius. Šaknis iš 2 yra kažkur 1,4, beveik 1,5. Čia padauginus būtų koks 130. Galima skaičiuotuvu va čia apskaičiuoti. Ir tikrai šitas skaičius yra didesnis už 93. Reiškia, nuimdami modulio ženklą, mes turime parašyti minusą ir šį skaičių paversti priešingu skaičiumi. Taigi, parašau. Lygu, dabar atskleidžiu skliaustelius, 188 minus 9 šaknis iš 2 minus 93 plus 74 šaknis iš 2. Lygu, suskaičiuoju, iš 188 atimu 93 ir gaunu 95 minus 9 šaknis iš 2 plus 74 šaknis iš 2 yra plus 60. 5 šaknis iš 2. Mums yra reikalingas skaičiukas, kuris čia A. A yra tas skaičiukas, kuris yra laisvas, be šaknies. Štai čia 95. Duotas logaritminės funkcijos grafikas ir reikia nustatyti koeficiento A reikšmę. Mes žinome, kad mūsų f nuo x yra minus logaritmas pagrindu A skaičiaus x. Na, pažiūrėkime. Mes turime kažkokį skaičiuką įsistatyti. Vieną įsistačius, tai visada gausim 0, tas taškas mums kažkaip tai nepasakys, koks yra šitas pagrindas A, nes koks be būtų pagrindas A, jeigu įsirašysim vietoj x1, visada bus 0. Pažiūrim, kokį mes dar skaičiuką turim. Štai turim skaičiuką, kurio koordinatės 5 ir minus 1. 5 ir minus 1. Taigi, vietoj x įsirašau 5, o vietoj funkcijos reikšmės įsirašau minus 1. Va. Ir dabar gaunu aš, kad logaritmas pagrindu A skaičiaus 5 lygus 1 arba A lygu 5. Taigi, aš gavau, kad A yra lygu 5. Reikia nustatyti funkcijos periodą.
Periodas tai yra tas mažiausias atstumas, mažiausias teigiamas periodas yra mažiausias atstumas, kai funkcijos reikšmės pradeda kartotis. Aiškiai matosi, kad čia kartojasi šitas gabaliukas. Arba aš galiu paimti kažkokį kitą gabaliuką. Labai gerai matosi pas mus štai šitas taškas ir kad pasikartojas bus šitas taškas. Atstumas tarp šitų taškų yra lygus 3. Taigi mažiausias mūsų periodas šios funkcijos yra 3. Lygus 3. Kai kam gali papulti funkcijos truputėlį kitokios, kurios lyg tai kartojasi, bet taip vis žemėja. Tokios funkcijos nėra periodinės, nes jų reikšmės nesutampa kas kiek laiko. Štai vienam taške, tarkim, reikšmė bus kokie 8, kitam gal 6, kitam 4. Funkcijos reikšmės kaip ir mažėja visą laiką atitinkamuose taškuose. Tokia funkcija neperiodinė. Na, o mūsų periodinė ir periodas mažiausias teigiamas yra 3. Reikia nustatyti, su kuria ką reikšmė lygybė yra teisinga. Štai mes sudedam trejetukus, pagrindai visi vienodi, laipsnių rodikliai vienodi, sudedam 3 vienodus elementus. Tai čia panašiai, kaip sudėtumėm A plus A plus A, mes gautumėm 3A. Tai čia irgi tas pats. Sudėję gausiu 3 kart ir 3 pakelta 2021 dalinta iš 3. Lygu, dauginant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedame. Taigi, štai šito trejetuko čia laipsnio rodiklis 1, tai man reikia prie 1 pridėti 2021 trečiąją. Lygu ir iš viso gausiu 2024 trečiasis. Taigi mano K reikšmė lygi 2024 trečiosios. Ir paieškau, matau, kad tai yra A eilutė. Duotos 3 funkcijos, toks painokas uždavinys. Čia dabar imk ir apskaičiuok funkcijos reikšmę kiekvienam taške. Labai daug bus darbo. Pamėginkim kitaip. Štai mes čia turim funkcijos F reikšmę tam pačiam taške, padauginta iš funkcijos G reikšmės ir pridėta funkcijos G reikšmė tam pačiam taške. Tai mes pamėginkim tiesiog taip tas funkcijas susidauginti. Funkcija f nuo x, jeigu imčiau ne šitą tašką minus 2026, bet x-iuką, tai čia būtų lygu x-iukui, kart h mano funkcija yra x kubas, plus g funkcija yra x kvadratas. Aš matau, kad gaunu x ketvirtuoju plus x kvadratu. Tai yra lyginiai laipsnių rodikliai, kokį aš skaičių bestatyčiau, ar teigiamą ar neigiamą vietoj x-o, visada reiškinys bus teigiamas. Taigi ši lygybė yra teisinga. Pažiūrėkime, kaip bus su kitom, jau teisinga radom, lyg tai daugiau galėtumėm neieškoti. Na, bet pabandom. Funkcija f čia, x-iukas, daugintas iš funkcijos g iš x kubo, pridėti funkciją h, iš g iš x kvadrato ir pridėti funkciją h, x kubą. Aš gaunu x kubas plus x kubas, tai yra 2x kubai. Tai jeigu aš vietoj x-o įrašysiu neigiamą skaičių minus 2026, pakėlus kubų taip pat gausiu neigiamą skaičių, čia turėtų būti mažiau už 0. Neteisinga. Šita jau mums lygybė neteisinga, mums jinai tikrai netiks. Pasižiūrime kitą. Kita g tai yra x kvadratu, kart h yra x kubu, minus dabar f. F yra tiesiog x-iukas. Taigi aš gaunu x penktuoju minus x-iukas. Įrašius neigiamą skaičių, pažiūrėkime, ką mes galėtumėm gauti. Minus 2005 bus neigiamas skaičius, pakėlus penktuoju bus didžiulis neigiamas skaičius. O čia atimti minus 2005 aš pridėsiu šiek tiek. Skaičius truputėlį padidės, bet tikrai jis išliks neigiamas. Ši nelygybė taip pat neteisinga. Na, galėtumėm patikrinti ir ketvirtą, pamatytumėm, kad ketvirtoji mūsų taip pat neteisinga. Taigi turime atsakymą A. 19 uždavinys. Labai nesudėtinga lygtelė. 3,5 x kubų lygu, šį skaičių keliu į kitą pusę, lygu 437,5. Padalinu 437,5 dalinu iš 3,5, gaunu 125. Reiškia, ištraukiu kubinę šaknį iš abiejų pusių ir reiškia, x-iukas mano lygus 5. Na, išspręskime šią logaritminę nelygybę. Nepamirškime, kad kai yra logaritminė nelygybė, pradėkime nuo apibrėžimo srities. Apibrėžimo sritis.
Tai, kas yra po logaritmų, štai šitas reiškinukas ir šitas, privalo būti teigiami. Tai čia 245 ir taip teigiamas skaičius. Reiškia, teigiamas turi būti reiškinys minus 5x. Turi būti griežtai daugiau už 0. Padaliname abi pusės iš minus 5 ir x mūsų turi būti mažesnis už 0. Štai tokia apibrėžimo sritis. Jos negalime pamiršti. Jau iškart žinau, kad šitas atsakymas man netiks, nes x privalo būti mažesnis už 0. Jau šito galėsiu ir nenagrinėti. Dabar žiūriu toliau. Antilogaritmuojame, nuimėme logaritmus. Logaritmo pagrindas yra didesnis už vienetą, 11, todėl antilogaritmuojant mums nelygybė ženklas nesikeis. Minus 5x bus mažiau už 245. Ir dabar mums reikia padalinti iš minus 5. Tai bus x, dalinant iš neigiamo skaičiaus keičiasi nelygybė ženklas, na ir 245 reikia padalinti iš 5, gausiu neigiamą skaičių, kažkokį toj pažiūriu, 4 kart 5, 20 ir 45. 45 iš 5 yra 9, reiškia aš gaunu minus 49. Taigi, mano x-iukas privalo būti didesnis už minus 49, bet mažesnis už 0. Štai apibrėžimo sritis mažesnė už 0 ir didesnis už minus 49. Žiūrim, kur čia mūsų atsakymas, pat štai čia jisai. Uždavinys išspręstas. Apklausus 23 vienuoliktokus, paaiškėjo, kad kiekvienas iš jų mėgsta arba krepšinį, arba futbolą, arba ir tą. Tokius uždavinius patogiausia spręsti, pavaizdavus duomenis Venno diagramomis. Štai iš viso yra 23 vaikai, 15 mėgsta krepšinį. Reiškia, štai šitam geltonam burbulė iš viso telpa 15 mokinių. 13 mėgsta futbolą, čia krepšinis. Dabar futbolą pažymėsim žaliai. Šitam žaliam burbulė telpa 13 mokinių. 13 mokinių. Bet 15 plus 13 tai yra net 28, o mes žinome, kad klasėje yra 23 mokiniai. Taigi iš 28 atimu 23 reiškia 5 mokiniai mėgsta ir tą, ir tą. 5 mokiniai yra šitoj daleliai, kur mėgsta ir krepšinį, ir futbolą. Tada, kadangi krepšinį iš viso mėgo 15, tai 10 mėgs tik krepšinį, 10 bus tik krepšinį, 5 ir krepšinį, ir futbolą, iš viso 15 krepšinį. Na, o tada iš 13 atimu 5, reiškia 8 mėgsta tik futbolą, krepšinio nemėgsta. Ir iš viso gauname 23 vaikus. Taigi, tik krepšinį mėgsta 10 klasės mokinių. Panagrinėkime funkciją. Mes žinom, kad jos apibrėžimo sritis nuo minus 10 iki 1. Reiškia, mūsų funkcija kažkaip tai jinai taip telpa nuo minus 10 iki vieneto. Čia jinai yra kažkokia tokia funkcija, mes nežinom kokia, bet yra nuo minus 10 iki vieneto įskaitant. Mums reikia nustatyti funkcijos štai tokios apibrėžimo sritį. X minus 2 skliausteliuose. Reiškia, mūsų funkcijos grafikas visas per 2 vienetus, jis pajudės į dešinę. Šitas grafikas, šitas taškas atsidurs ties minus 8, šitas atsidurs ties 3. Mūsų grafikas per 2 vienetus pajudės į dešinę. Na, o tada pridedam 4, tai visas grafikas per 4 vienetus pajudės į viršų. Apibrėžimo sritis nuo to nepasikeis, kad jis į viršų pajudės. Taigi, apibrėžimo sritis yra nuo minus 8 iki 3 įskaitant. Veiksmai su šaknimis. Mes žinome tokią savybę, kad jeigu aš turiu šaknį iš šaknies, tai šaknų rodikliai susidaugina. 2 kart 8 yra 16. Taigi čia yra 16 laipsnio šaknis iš 2 kart, vietoje 8 parašau 2 trečiuoju ir dar pakeltą ketvirtuoju lygų 2 pakeltą atuoju. Paverčiu laipsnių. Čia yra 2 sveiki 1 16 kart 2, 3 kart 4 yra 12 ir lygų 2 atuoju. Dauginant laipsnį iš laipsnių, laipsnių rodikliai susideda, taigi 12 plus 1 16 bus 12 sveikų 1 16, 2 atuoju. Ir A lygų 12 sveikų 1 16. Įrašau 12 sveikų 1 16. Uždavinys išspręstas. Na, mes žinome posūkio
kampų, sinusų ir kosinusų apibrėžimus. Žinom, jeigu posūkio kampo, va čia yra kažkoks taškas B ir tas mano taškas B turi dvi koordinates, x ašyje minus 1 antrąją, y ašyje minus šaknis iš 3 dalinta iš 2, tai reiškia, kad kosinus to kampo beta yra minus 1 antroji, o sinus kampo beta yra minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Galėtumėm rasti ir tangentą, mes tiesiog turėtumėm sinusą padalinti iš kosinuso. Taigi reikėtų šaknį iš 3 dalinta iš 2 padalinti iš minus 1 antrosios. Ir gautumėm mes čia šaknį iš 3. Pažiūrime, kurisgi atsakymas teisingas. Matau, teisingas atsakymas yra D. Duota mums rekurentinė formulė. Rekurentinė formulė yra tokia, kai mes kiekvieną narį randame tik žinodami prieš jį buvusį. Štai, aš žinau pirmąjį narį, galėsiu rasti antrąjį. Antrasis narys yra tada, kai n yra 1, nes 1 plus 1 yra 2. Taigi n mano yra 1 ir aš ieškodama antrojo nario visur vietoj n įrašau 1. Štai taip va įrašau. Kart 1 lygų. Minus 1 pirmuoju yra minus 1, x pirmas narys mano lygus 3 ir atimti 0,25. Iš viso minus 3,25. Dabar jau galiu rasti ir trečiąjį narį. Trečiąjį narį rasiu, kai n yra 2 lygus. Lygų bus minus 1 kvadratu, vietoj n rašau 2, x antrasis narys atimti 0,25 kart 2. Lygų minus 1 pirmoji yra plus 1, antrasis mano narys yra minus 3,25, atimti, o čia yra pusė. Iš viso gaunu minus 3,75. Minus 3,75. Uždavinys išspręstas. Šeštasis uždavinys. Mes žinom, kad mūsų funkcijos y lygų k šaknis iš x grafikas eina per tašką, kurio abscisė 0,64, o ordinatė 8,8. Reiškia, aš vietoj y įsirašau 8,8, čia k, o vietoj x-iuko įsirašau 0,64. Ištraukiu šaknį, 0,8 kart k lygu 8,8. Štai taip. Ir iš čia k bus lygu 8,8 turėsiu padalinti iš 0,8. Gausiu lygiai 11. Taigi aš jau dabar žinau savo koeficiento k reikšmę. Man reikia dar koeficiento a reikšmę. Štai čia. Pasiskaitom sąlygą. Buvo pastumtas mūsų grafikas x ašimi 8 vienetais į kairę. Štai va taip va į kairę buvo pastumtas, į tą pusę. Tai jeigu jis į kairę pastumtas 8 vienetais, tai a ir bus lygu 8, nes būtent štai šitas a ir rodo mūsų postumį 8 vienetais į kairę. Taigi mūsų a yra lygus 8. Krenta kūnas. Pirmą sekundę nusileidžia 3,1 metro, o kiekvieną kitą 9,8 metrais daugiau. Na, va taip jisai čia krenta. Pirmą sekundę 3,1, o tada prisideda prie 3,1 9,8, tada dar daugiau jis nusileidžia, tai yra prie tos, ką jis nusileido antrą sekundę, dar prisideda 9,8 ir taip toliau. Ir mūsų klausė, kiek kartų taip buvo, iš kokio aukščio krito kūnas, jei žinoma, kad Žemė pasiekė po 9 sekundžių. Turbūt jau pastebite, kad šitas judėjimas yra aritmetinė progresija. Mes visą laiką pridedam tą patį skaičių 9,8. O mums reikia apskaičiuoti šios progresijos sumą. Taigi, pirmasis narys yra 3,1, skirtumas progresijos yra 9,8. Mums reikia per 9 sekundės. Žinome, kad jis pasiekė Žemę, reiškia n yra 9. Ir reikia tiesiog apskaičiuoti 9 narių sumą. Tai ką aš darau? Taikau formulę 2a1 plus n-1 daugintas iš d, dalinta iš 2 ir dar viskas padaugintas iš n. Tai 2 padauginta iš 3,1 plus n pas mus yra 9, iš 9 atimt 1 bus 8 kart d, o d yra 9,8, dalinu iš 2 ir dauginu iš n.
Tai yra iš 9. Viską apskaičiavus gausiu 380,7 metro. Štai iš tokio aukščio krito mūsų kūnas. 28 pratimas. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygus sinus x grafikas, bet mums reikia nustatyti viską apie funkciją 3 sinus x. Ką šitas skaičiukas daro? Jis išplečia mūsų grafiką 3 kartus nuo x ašies. Vat štai taip atrodys tas grafikas, 3 kartus bus aukštesnis arba žemesnis, vat štai taip. Tai dabar, kai mes jau įsivaizduojam, kaip jis atrodys, galim nustatyti reikšmes. Žiūrim, funkcija 3 sinus x didžiausia reikšmė jos yra y lygu 1. Nu tikrai ne. Mes išplėtėm, reiškia didžiausia reikšmė bus lygi 3. Ne, tikrai šitas ne. Funkcija yra lyginė. Nu ne, jinai yra nelyginė, jinai yra simetriška taško O atžvilgiu. Funkcija įgyja didžiausią reikšmę, kai x yra 180 laipsnių plus 360 k. Žiūrim, kur ta 180. Štai čia. Tikrai ne didžiausia reikšmė. Didžiausia reikšmė jinai įgys taške 90 laipsnių plus 360 k. Irgi yra teiginys neteisingas. Dabar funkcijos reikšmės mažėja, kai x yra nuo 360 k, kitaip sakant, čia 0 plus 360 k, štai šitas taškas, iki 180 plus 360 k. Mažėja. Na žiūrim, jos iš pradžių didėjo, paskui mažėja. Tikrai jos ne visam šitam intervale mažėja. Na, liko mums 2 teiginiai, tai greičiausiai jie ir bus teisingi. Pažiūrėkime. Funkcijos mažiausias teigiamas periodas 360 laipsnių. Na tikrai taip kartojasi mūsų funkcijos reikšmės, kas 360 laipsnių. Šitas teisingas. Ir funkcija įgyja teigiamas reikšmės, vėl duotas tas pats intervalas. Taip, funkcija čia įgyja teigiamas reikšmės, todėl kad jos grafikas visas yra virš OX ašies. Šis teiginys taip pat teisingas. Reikia suprastinti štai tokį reiškinį. Pirmiausiai prisiminkime funkcijų savybės. Kosinusas yra lyginė funkcija, todėl ar kosinus minus a, ar kosinus a, tos reikšmės yra lygios. Taigi čia galėsim parašyti kosinus a, ne kosinus minus a. Alfa čia, ne. Dabar periodas ir sinuso ir kosinuso yra 360 laipsnių. 1440 laipsnių tai yra 4 kart 360 laipsnių. Kitaip tariant, čia yra 4 periodai. Mes jį taip pat galim atmesti. Ir bus mums tik sinus alfa. Dauginta, čia yra kosinus alfa, čia yra tangent alfa. Tangent alfa. Suprastiname kosinusus, mums liko sinus alfa, reikia padalinti iš 1 kart, tai yra padauginti iš 1 kart tangent alfa. Lygu. Dabar vietoj tangento aš galiu pasirašyti sinusas dalintas iš kosinuso. Ir mes apversime, 1 dalintas iš sinus iš kosinuso yra tas pats, kas kosinusas dalintas iš sinuso. Sinusai susiprastina ir gaunu kosinus alfa. Štai toks atsakymas. Nustatykime, su kuria a reikšme, atkreipkite dėmesį, kad reikšmė turi būti neigiama. Skaičiai surašyti šitą tvarką sudaro geometrinę progresiją. Mes žinom, kad geometrinė progresija yra tada, kai antrą narį dalinam iš pirmo, o gaunam tą patį, ką trečią dalindami iš antrojo. Tai yra takų reikšmė. Reiškia, a padalinta iš 6 turi būti tas pats, kas 96 padalinta iš a. Štai turiu tokią lygtelę. Sudauginu, bet taip pagal proporcijos savybę, dauginu a su a bus a kvadratu lygu, o čia 6 kart 96. Taigi a kvadratu lygu 576 ir a bus lygu, reikia ištraukti šaknį iš 576, gausiu 24 arba galėčiau gauti minus 24. Teigiamas skaičius man netinka. Pagal sąlygą mano a turėjo būti neigiamas. Taigi atsakymas bus minus 24. Klausia, kokias reikšmės įgyja funkcija? Kitaip tariant, funkcijos reikšmių sritį mūsų prašo rasti. Pamėginkime taip. 4x rodiklinė funkcija ir mes žinome, kad 4x visada yra nuo 0 iki begalybės. Štai šitas narys.
Mums reikia padauginti šitą lygybę iš -9. Kai dauginam iš neigiamo skaičiaus, 0 daugini iš -9 yra 0, bet va tos varnelės mūsų keičiasi. Ženklai nelygybės keičiasi. Mūsų -9 kart 4x ir daugiau begalybė dauginta iš -9 vis tiek bus begalybė, bet su minusu. Minus begalybė. Dabar parašau vėl tvarkingai nuo mažesnio iki didesnio. Apsuku tą nelygybę. Štai ir ką man dar beliko? Man beliko dar pridėti vienetą. Taigi aš prie nelygybės visų pusių ir viduriukų ir kraštelių pridėsiu vienetą. Minus begalybė plus vienetas vis tiek bus minus begalybė. Čia bus -9 kart 4x plus vienetas ir mažiau 0 plus vienetas yra vienetas. Taigi, mūsų funkcija įgyja reikšmes nuo minus begalybės iki vieneto. Reikia įspręsti štai tokią lygčių sistemą. A minus B lygų šaknis iš 13, o A plus B lygų 5. Na ir apskaičiuoti sandaugą. Sudedu abi lygtis. A plus A 2A, minus B plus B 0, nieko nelieka ir lygų šaknis iš 13 pridėti 5. Padalinu iš 2, gausiu šaknis iš 13 pridėti 5 padalinta iš 2. Na, o dabar atimkime iš vienos lygties kitą. Aš iš apatinės atimsiu viršutinę. A minus A nieko nebus, iš B atimti minus B bus 2B. Na, o čia bus skirtumas. Reiškia, 2B bus lygus skirtumui. Iš 5 atimti šaknį iš 13. Taigi B mano bus 5 atimti šaknis iš 13 ir padalinta iš 2. Mums reikia rasti sandaugą AB. Įsirašau, A yra šaknis iš 13 plus 5 padalinta iš 2, B yra 5 atimti šaknis iš 13 padalinta iš 2. Lygu. Vardiklius tiesiog sudauginu 4, skaitiklyje pritaikysiu kvadratų skirtumo formulę. Čia yra 5 minus šaknis iš 13, 5 plus šaknis iš 13. Pagal formulę yra A kvadratu minus B kvadratu. Tai 5 kvadratu minus šaknis iš 13 kvadratu. Lygu 5 kvadratu 25, šaknis iš 13 yra 13, taigi aš gaunu 12 ketvirtųjų. Gaunu lygiai 3. Na ir paskutinis mūsų uždavinukas. Prekės kaina padidinus 2 kartus tuo pačiu procentų skaičiumi, ji padidėjo 1,3456 karto. Po kiek procentų buvo padidinama prekės kaina kiekvieną kartą? Tarkime, mano A buvo prekės kaina. Tarkime. Prekės kaina. Tokia buvo. Dabar ją didinsiu. A, aš didinu 1 kartą. P procentų, tai P kartų, 2 kartą P kartų didinu ir gaunu 1,3456 A. Abi lygybės pusės galim padalinti iš A, kadangi, nekainuos prekė nuliuko, tai tikrai taip nebus. Tai dabar P kvadratu lygų 1,3456 ir ištraukiu šaknį. Gali būti skaičius ir neigiamas ištrauku šaknį, bet mes žinome, kad mūsų P yra teigiamas skaičius. Taigi ištrauku šaknį aš gaunu 1,16. Kiekvieną kartą prekę didinau 1,16 kartų arba 16 procentų. Taigi prekės kainą kiekvieną kartą aš didinau 16 procentų. Uždavinys išspręstas.